Tai nesvarbu, kaip keliausite lėktuvu, automobiliu ar dviračiu, svarbiausia yra ne tik jūsų, bet ir jūsų augintinių saugumas. Iš tikrųjų labai dažnai pastebiu, kad šiais laikais leidžia augintinius laisvai lakstyti po automobilio saloną, ko avaringose situacijose gali baigtis labai liūdnai. Tai kad to išvengtume, svarbu transportuoti augintinį taisyklingai. Taigi rekomenduojame augintinį transportuoti pritvirtintame transportavimo bokse. Taip pat galime prisegti saugos diržą prie antkaklio, geriau būtų prie petnešų. Taip pat galime vežti specialioje pritvirtintoje kuprinėje arba pernešimo krepšyje. O didesniems šunims tai gali būti narvas bagažinėje arba pertvara tarp salono ir bagažinės. Na, o kokią specifinę transportavimo priemonę pasirinkti priklauso nuo to, ar keliausite lėktuvu, automobiliu ar dviračiu. Ir be abejo augintinio dydžio. Tik užtikrinus saugumą, tada galime rūpintis kitomis priemonėmis ir aksesuarais. Kokios tai priemonės ir kokie aksesuarai? Vandeniui patogu naudoti kelioninės gertuves. Šiais laikais galime jų rasti tikrai įvairių, tačiau mano pati geriausia yra su specialiu užraktu, kuri, pavyzdžiui, keliaujant, įsidedant į tašą ar į automobilio dureles, neišsilietų. Taip pat vandens neišlakus, likusi vandenį galime įpilti atgal į gertuvę. Jeigu kelionė ilgesnė, be abejo, nereikėtų pamiršti maistą ir skanėstus. Taip pat mėgstamo žaislo, guolio ar pleduko. Taip pat komfortišką kelionę padės užtikrinti palutės ir sauskelnes. Ar reikėtų turėti vaistinėlę ir kas ją turėtų sudaryti? Tai žinoma, pirmoji vaistinėlė yra labai svarbu ir pirmasis vaistinėlės sąraše rekomenduočiau turėti mikrozeogeno. Tai yra labai svarbu, jeigu augintinis netikėtai pradėtų vemti arba viduriuoti. Taip pat galima užbarstyti ant netikėtai atsiradusios žaizdos. Taip pat svarbu vaistinėlėje turėti priemonės nuo erkių. Rekomenduojame turėti vieną cheminę, o kitas natūralias. Ir nepamirškite turėti vaistinėlėje pėdučių balzamą, kurios apsaugos nuo karšto asfalto, smėlio, aštrių paviršių ir be abejo pamaitins ir drėkins augintinio pėdutes. Ir žinoma, kelionės dažnai sukelia augintiniams tikrai nemažai streso. Tad rekomenduojame naudoti raminančius antkaklius, kurie padės augintiniui turėti malonią kelionę.